6 diena. Bumerangas. Deklaracija. Kad ir kokias mintis siųstumėte pasauliui, jos grįž pas jūs kaip bumerangas. Kas atsitinka, kai žmogus ko nors nekenčia? Jis suteikia šiam jausmui sielos ir protą vienovę. Aiškus atvaizdas, atsispindėdamas veidrodyje, užpildo visą pasaulio sluoksnį. Žmogus dar labiau suirsta, taip didindamas savo jausmo jėgą. Mintyse jis visus siunčia kuo toliau. Eikite jūs visi, o veidrodis grąžina šį bumerangą atgal. Tu pasiuntei ir tave pasiuntė ten pat. Venkite spinduliuoti neigiamus jausmus į pasaulio veidrodį. Jūs neišvengiamai gausite analogišką atsakymą iš ten, iš kur jo visai nesitikėjote. Beje, meilė irgi bumerangas. Aiškinimas. Pasaulio veidrodis materializuoja mintis. Pavyzdžiui, jei jums neteikia pasitenkinimo jūsų išvaizda, jūs žiūrite į veidrodį be malonumo, visas jūsų dėmesys sutelktas į nepatrauklius bruožus, kurie jums nepatinka. Jūs tai ir konstatuojate, supraskite, kad jūs atspindite veidrodyje pagal savo požiūrį į save. Laikykitės naujos taisyklės. Nežiūrėti, o slapta žvilgčioti į pasaulio veidrodį. Ieškoti gerų dalykų, o blogus ignoruoti. Viską perkošti per šį filtrą. Sutelkite dėmesį į tai, ką norite gauti. Ką jūs darydavote anksčiau? Konstatuodavote faktą. Aš savo nepatinku, mano pasaulis man nepatinka. O veidrodis šį faktą vis labiau įtvirtindavo. Teisybė, taip ir yra. Dabar turite kitą uždavinį – ieškoti savyje tik tų bruožų, kurie jums patinka ir kartu įsivaizduoti norimą vaizdą. Nuo šiol jūs ieškosite ir rasite vis naujų įrodymų, kad vyksta teigiamos permainos. Kasdien vis geriau ir geriau. Jei jūs reguliariai naudosite šią techniką, netrukus vos spėsite žiopčioti iš nuostabos.